Sveiki, esu Marius, tęsiu savo vaizdo įrašų seriją. Ir šį kartą noriu pasipasakoti tiesiog apie tai, kokių reakcijų sulaukiau, kurdamas šios savo vaizdo klipus. Be abejo, daugybė žmonių linkėjo sėkmės, dėkoju už drąsą ir galbūt už tai, ką aš darau vardan kitų žmonių, vardan tų, kurie patys negali imtis tam tikrų priemonių. Be abejo, buvo ir neigiamų reakcijų. Neigiamos reakcijos susidėjo iš tokių tarsi dviejų dalių. Vieni iš jų buvo interneto heiteriai. Tie žmonės, kurių pagrindinis darbas dienos metu yra rašyti komentarus. Nesvarbu ką, kokia tema. Ir jie tiesiog tai daro ir kuo pikantiškesnė tema, tai tuo jam dar yra įdomiau. Kita grupė, kas mane šiek tiek nustebino, tai yra patys homoseksualūs asmenys. Jos galbūt galima būtų suprasti ir, aš manau, kad kelios priežastys susidėjo, kodėlgi būtent iš gėjų bendruomenės sulaukiu kritikos, būtent dėl to, ką aš darau. Tai visų pirma, žmonės bijo būti identifikuojami. Kuo garsiau apie tai kalbama, kuo plačiau ir daugiau žmonių apie tai diskutuoja, tuo jiem patiem neramiau, kad štai ir jie bus išaiškinti ir ar tai būtų baimė, ar kažkokios kitos emocijos, bet jie tiesiog vengia patys atsiskleisti. Kiti žmonės galbūt mano, kad jokių problemų nėra, kad čia viskas yra įsivaizdavimas ir jų paprastam kasdieniam gyvenimui joks viešinimasis, jokie prisipažinimai yra absoliučiai nereikalingi ir mano indėlį, mano galbūt darbą ar pasiekimus jie vertina kaip tiesiog paprasčiausią savireklamą. Apie šitą dalyką iš tiesų irgi galėčiau kalbėti dar valandas. Ir taipogi galbūt žmonės, kurie mano, kad situacija yra labai bloga ir jinai pagerėti negali. Ir dėl to nesvarbu, kas ką darys, niekas neturi prasmės ir geriausias būdas yra tiesiog tyliai kentėti, laikyti kumščius, sukąsti dantis, kad tai pagerės. Deja, akivaizdu, kad situacija negerėja ir jeigu tik tai nėra žmonių, kurie imtųsi, kurie kažką darytų, pažiūrėkime į Rusijos pavyzdį, visa diskriminacija gali būti puikiausiai teisinama įstatyminė baze. Kodėlgi visgi nutariau šios klipus daryti aš? Ir apskritai, kamgi jie reikalingi? Priežastis matau kelias. Tai visų pirma, aš nebijau. Jaučiuosi pakankamai drąsus tiek prieš save, tiek prieš savo artimuosius ir apskritai svetimus nepažįstamus žmonės. Savo tokias baimės ribas esu ganėtinai praplėtęs jau nuo jaunų dienų, kaip keliavimas į nežinomus kraštus, šuolis oro balionu ir tiesiog nuolatinis darymas galbūt tų dalykų, kurie mane išmeta iš komforto zonos. Kitas dalykas, jaučiu, kad aš tai galiu daryti. Kad kalbėjimas prieš kamerą, savo minčių reiškimas man ganėtinai neblogai sekasi ir žiūrėjimas į kamerą padeda tiek man galbūt sudėlioti savo mintis ir išreikšti tai, ką noriu, tiek ir žmonėm, kuriem žiūrėjimas yra patogesnė, tarkim, negu skaitymas priemonė arba netgi ypač tiems, kurie nori tokios kūrybos, tokių priemonių, kad galėtų suprasti geriau save, mane ir visus kitus. Ir apskritai, galbūt tas laisvo laiko turėjimas ir noras kažkaip prisidėti gerinant LGBT bendruomenę šalyje, tai irgi labai skatina veikti ir daryti. Ir kaip ir žadėjau, tikrai dar neketinu sustoti. Kitas svarbus dalykas – tai yra palaikymas. Kai aš atsivėriau, iš pradžių savo draugams, vėliau šeimai, tikrai jaučiausi labai sudėtingai. Situacija buvo tikrai įtempta
drąsos aš neturėjau visiškai. Dėl to, ko gero, buvau kaip ir didžioji dalis mane žiūrinčių internetu. Tačiau po truputį pamatęs, kad vis dėlto mano aplinkoje yra žmonės, kurie mane supranta, kurie mane myli, aš supratau, kad aš galiu daryti toliau, eiti toliau ir nuolatos tobulėti. Po truputį augo ir mano pažinčių ratas ir mano tokių tarsi palaikytojų ratas. Tai prisidėjo ir mano draugai, giminaičiai, mano kolegos universitete ir galiausiai mano bendradarbiai. Ir šiuo metu, kai aš išdrįsau pasisakyti atvirai, aš žinojau, kad yra daugybė žmonių, pažįstamų ir netgi nepažįstamų, kurie sugebės mane palaikyti ir tas palaikymas jisai buvo tikrai labai didžiulis. Be abejo, mano šis kelias jisai truko galbūt 7 metus, dėl to kiekvienam pradėti iš karto nuo tokių viešų prisipažinimų tikrai nerekomenduoju. Tačiau, kai tai darai po truputį, galiausiai supranti, kad yra tokia gausybė žmonių, kurie yra už tavęs. Ir netgi tos pačius komentarus, tiek mano vaizdo klipais, tiek po interneto naujienų portalų straipsniais, yra žmonės, kurie tos komentarus rašo teigiamus, kurie atlaiko tą negatyvizmo kritikos bangą. Ir aš tada suprantu, kad darau kažką gero, nes yra žmonių, kurie net ir neprašomi tai daro ir man pačiam nereikia ir kalbėti, ir kartu gintis. O taip pat tas užtarimas yra labai svarbus dar ir dėl to, kad jisai padeda mums augti ir turėti tokių žmonių, kurie mums galės padaryti gerą ar mus tiesiog kažkaip apginti. Tai yra ypatingai svarbu, kalbant, diskutuojant kažkur viešoje erdvėje. Tai būtent dėl to viena pagrindinių priežasčių būtų, kodėl reikėtų atsiskleisti savo artimiems draugams ir galbūt netokiems artimiems. Tai yra todėl, kad kuomet vyks kažkokia diskusija ar draugų būrelis, ar televizijos, interneto formai, bet kas, kad visuomet bus žmonių, kurie ne šiaip sau gins kažkokias teorinės žmogaus teisės ar kalbės abstrakčiomis frazėmis, o žinau, kad tie žmonės gins mane konkrečiai, kad jie užtars mane ir kad kalbėdami, diskutuodami ir argumentuodami jie remsis mano pavyzdžiu. Ir tai yra man be galo svarbu. Tai tiesiog aš noriu paskatinti visus, kas dar nedrįsta, artimiausiam žmonėm pasakykite. Ir kitą kartą galbūt neteks kentėti ar kęsti kažkokių situacijų, kuomet jūsų pažįstami žmonės tiesiog kažkaip diskriminuoja homoseksualius asmenis, o jūs esate šalia ir žinote, kad niekas negalės užtarti, dėl to ir patys tylite. Ko gero tiek šiam kartui. Dėkui vėlgi už dėmesį ir iki kitų kartų.